Sveiki, Aukštaitijos naujienų portalo ANLT skaitytojai ir žiūrovai. Taigi šiandieną laidoje mes kalbėsime apie sportą, apie futbolo finansavimą. Ir šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi legendinio futbolo klubo Ekranas, akcininkas ir direktorius Tomas Malinauskas. Sveiki, gyvi. Sveiki, gyvi. Taigi apie futbolo klubą, turinti, kaip sakoma, legendinę, ilgą savo istoriją. Kaip jį atkūrėte, kiek laiko jis nežaidė, kiek laiko jo nebuvo ir kaip jums pavyko ir kaip kilo idėja atkurti šį futbolo klubą? Mūsų idėja kilo ne iš pat pradžių atkurti Ekraną, o turėjom savo tokią platformą futbolo klubas Aukštaitija ir mums buvo nesudėtinga, nes mes jau žaidėm antrojo lygoj ir mums pasiūlė bankroto administratorius nusipirkti šitą vardą kaip turtinį vienetą. Ir pirmą kartą mes iš vis atsisakėm, nes galvom, čia mėgėjiškai žaisim, nieko taip nekūrėm, bet po pusmečio gal dar kartą paskambino ir mes nutarėm, sakom, ką mes prarasim. Suma buvo tikrai ne kažkokia tokia, kad negalėtume mes juos įveikti. Ir galvojom, kad bus daug lengviau, nusipirkęs vardą, turėsim kažkokį užnugarį, tada pasikvietėm savo dabar jau esamus, tada tik tais būsimus ir galius, kurie grįžo atgal. Tai tikrai skeptiškai žiūrėjo, aš jau daug kartų sakiau, nes jie jau turi šeimas, turi verslus, visą, vėl susirinkti tą patį bendruomenę, dažniausiai būna jau jauni žmonės, dabar jau visi jau vyresni, tai buvo toks iššūkis, bet praėjo kažkiek laiko. Ar yra tiesos, kad, sakykim, sakoma, jog fanų klubo gali būti tik tai vieno klubo visą gyvenimą? Ar tai yra tiesa, ar čia daugiau užsienio? Jie tą įrodė, jie įrodė šitą dalyką, jie buvo kviečiami gal į FK Panevėžys, bet po pirmų gal varžyboje ten kažkas netiko ir jie nusprendė, kad Ultra yra toks įstatymas, tai yra vieno klubo ir kad jo ir nėra. Tai jie palaikys visą laiką tik tai FK Ekranas, turbūt ne FK Panevėžys. Tai dabar jie važiuoja kartu Vyčio tribūną, Lietuvą palaiko, tai jų bendruomenė ten irgi labai didelė. Tai esu dėkingas iš tikrųjų jam, nes be jų labai didelį postumį duoda, kai nebekyla rankos, nebekyla viskas, tai Mantas yra Linas, kurie yra tie vedliai, kurie padeda visą tą. Tai labai didelis dėkui jiem, o daugiau mūsų tas atsiradimas, sėdėjom prie kompiuterio, PlayStation žaidėm ir sako, pirkit, turit platformą, nes tas vardas nueis į kapines ir mes jo nebeprikelsim. Tai jūs iš mėgėjiško lygio persikėlėte į profesionalų, bet tai buvo... vis tiek reikalauja resursų ir žaidėjų surinkti. Kaip jums tai pavyko, kaip jums sekėsi? Vietiniai panevėžiečiai, visi buvo realiai, nebuvo jokių ten, buvo statom antrą lygą, žiūrėsim, kas bus. Tikėjomės daug lengviau. Kai tu perki vardą, legendinį, čia galvoji, kad bus lengva, ten ir atsiras pinigai rėmėjai. Ir susidėjo su tokia realybė, kad netaip lengva. Niekas netaip lengva. Ar tai daug reikia lėšų turėti, sakykime, futbole, kad galėtumėt pradėti profesionalų sportą? Finansai vieni iš pagrindinių dalykai, tai čia vienareikšmiškai, nes jaunimas gali žaisti ten antrojo lygoje, bet jau aukštesnėje, jau pirmojo lygoje jau reikalingi tikrai pinigai, tie patys apgyvendinimai, tie patys autobusai, reikia važiuoti, tai ta pati greitoji turi atvažiuoti, yra reikalavimai federacijos, tai tikrai finansai reikalingi. Pradžiai, kai jų nebuvo, tai teko viską iš savęs, tada atsirado kažkėlėta rėmėjai, kurie po šį dieną dar yra, tai kas džiugu, kad nuo pirmo žingsnio tie patys visą laiką paskui mus tiki, padeda. Tai tikrai nemaži pinigai reikalingi ir peraugo, tą pajutau praeitais metais, peraugo į profesionalumą, kai keitėsi treneriai, atėjo biški kiti specialistai, buvo Ispanijos, buvo Darius Macilevičius, tada atėjo Ispanas, dabar atėjo Markas Palionis. Lietuvos rinktinės buvęs narys, tai pajutau ir vaikų kiekį, kai pradėjo, tai atsirado tėvų skambučiai, tai atsirado atsakomybė ir tu pagalvoji, kad jau sukūrė kažką tokio, kuris tau neša atsakomybę ir tu nebekreipti dėmesį tam paprastus dalykus apie stadiono vėjas, kuri buvo tragiška ir tu matai skirtumus, kai tau kitas akademija gauna maks visas geras sąlygas ir tu ne, ir tu pagalvoji, kuo aš skiriuosi, tai pradėjom galvoti, kurioje čia vietoje yra tas šuo pakastas, tai ir matom, kokia situacija tada. Taip, tai per kiek laiko, sakykime, dabar klubui, kiek laiko jau atgimusiam klubai? Dabar eina 20 metais. 19 pradėjom tą iš visą su Aukštaitija, pakeitėm 20 metais, tai dabar jau eina jau kaip 6 metai.
Kur bazuojatės, ar turite bazę? Nes... Jo, mes turim bazę, tai Nevėžio buvusi mokykla, dabar ten yra nevyriausybinių organizacijų išdalyta, tai mes ten susitvarkėm, turim buvusią klasę gamtos, susitvarkėm, pasidarėm savo tokį kaip kampelį, tai ten ir bazuojame. O kur vyksta treniruotės? Žemynos progimnazijos mokykloje treniruotės ir varžybos vyksta ten. Tai tau už tokius dalykus reikia mokėti, nuomas dar kažkokius? Jo, taip, turim mokamą nuomą už Žemynos progimnaziją. Pinigai nėra dideli. Antrojo lygo, kai žaidėm, tai buvo max kaina, dabar turime lengvatą, tai irgi ačiū, gavom. Nežinau, kurio čia kam dėkoti, bet taip turime tą lengvatą, tai mokam, tikrai nėra sąlyginai dideli pinigai. Taip, taigi, o kada kreipėtės pirmą kartą į savivaldybę, kad padėtų dėl paramos, dėl finansavimo? Pirmais metais, kai tik atsikūrėm. Ir kaip? Tai reagavimas buvo, kad jau yra klubas ir mums reikia rodyti, buvo daug spekulacijų, kas šie per žmonės atėjo, kas šitą futbolą nori daryti. Žinom ir mūsų tendencija iš vis to futbolo 20 metai, daug klubų, daug startų rungtynių, tai visi bijojo, čia buvo kitas klubas, kuris FK Panevėžys, mes įrodėm per tą laikotarpį, kad mes nesam tokie, tai ir turėjom... Čia tarpsime tas šleifas komandos pabaigos, ar ne, jis tęsiasi Šleifas, bet mane pažinojo ir futbolo žmonės, kas aplinkui, tai buvęs ir akademijos direktorius ir viskas, kad, tai aš pats esu vietinis, turiu šeimą, mano vardas yra turbūt, kur nesinori. Tu gali daryti daug gerų darbų, padaryk vieną blogą, tai visi tave atsimins. Kaip šaukštas degutuoja, ne? Jo. Kiek suprantu, jūs sukurta didžiulė tarybos posėdį, jūs pristatėte, kad turite ir merginų futbolo klubą, ir vaikai mokosi didžiulius resursus, ta prasme, daug pasitikinčių, pas jūs sportuojančių žmonių. Taip, moterų komandų tai yra pagrindė, moteris ten nuo jaunų iki vyresnių, tai mėgėjiškas lygis, bet jis vyksta, tai čia svarbiausia. Moteris yra pas mus Viktorija, kuri padėjo mums tą labai nenorėtų žingsnį žengti, sakau, davai padarom moterų komandą. Ir mes daugkartiniai, mėgėjiško lygio tam čempionatį moterų esam daugkartiniai čempionai. Tai daug ką pasako, kad vyksta jis kažkoks tas futbolas mergaičių, moterų. Tai čia labai gerai, o vaikų tai jau tendencingai jie po biškutį auga. Aišku, būtų resursai, būtų stadionas, būtų didesnis tas, galėtume pasikviesti geresnius gal trenerius arba išsiugdyti savo, duoti jiems didesnius ten kategorijas įsilaikyti, nes yra mūsų Lietuvos futbolo federacijos, tu laikaisi licenzijas. Tai tikrai galėtume dar daugiau padidinti vaikų. Ir neatmetu tos visos frazės, kaip sakydavau ir anksčiau, kad kol mūsų nebuvo, akademija turėjo dalį ten apie 550 vaikų, nepameluosiu, bet neatsimenu tiksliai, bet 500 gal 50. Čia futbolo akademija, Panevėžio, ar ne? Atsirado mes. Taip. Tai dabar mes turim vos ne padvigubinti tą skaičių iš vis sportuojančių vaikų. Aš žiūriu globaliai, kad abi akademijos dirba tikrai, mes atsirado konkurencija, automatiškai vaikų padidėjo, nuo to turėtų džiaugtis ir miestas, ir visi tėvai, ir visa kita. Atsirado konkurencija, bet aš ko labiausiai noriu lygios konkurencijos. Tai čia vienareikšmiškai. Taip, ir labai įdomius skaičius pristatėte miesto tarybos posėdį, ar ne, apie finansavimą. Kiek jūs esate gavę per savo gyvavimą ir kiek yra gavę kiti? Gal galite šiek tiek jais pasidalinti? Matot, aš dar prieš tos skaičius dalinimas, tai mūsų tas gavimas pinigų yra trimetė programa. Mes jie net pretenduoti negalėjom, nes pradžiai tai gal mintys ir buvo. Kentėkim, padarykime gerą darbą, 2-3 metai, pamatys, kad mes rimti žmonės, kad mes galim dirbti, bet praėjo jau 6 ir niekas nesikeičia. Ir visą laiką tas, bus geriau, visą laiką nuramina ir tada susidėjau skaičių savo ant lentos, susidėjau ir tu matai, kokie skaičių skirtumai ir tu pagalvoji. Bet jūs teikėte prašymus, ar ne, ten po tų 2-3 metų? Tai mes visą laiką tos konkursus, kuriuos mums leidžia dalyvauti, mes dalyvaujam. Tai yra ten, skaičiai paprasti, tai 22 metai gavom 700 eurų. Tai 23 5300, 24 tai yra konkursas, skirta pinigų, ten suma kažkokia būna ir visom organizacijom, kurios nori dalyvauti, ten daug. Kaip nevyriausybinėms. Jo, bet ta trimetė, kur daugiausia, tai įdeda tokius
kriterijus, kur tu negali dalyvauti, tu net negali paraiškos pateikti. Netitinkam. Tai kol buvo FK Panevėžys pirmojo lygoje, jie gavo finansavimą, išėjo į aukščiausią lygą, atsirado reprezentacinis žodis. Tai atsirado, reprezentuoja miestą, viskas tvarkoj, bet ir mes automatiškai savo resursais išaugom iš 2 lygos iki 1 ir vaikų kiekį ir tie patys federacijos. Bet jums už 1 lygą jau... Ne, mes net negalim gauti. Nes nereprezentacinė vadinasi. Taip. Bet įsivedus mūsų mėgstam dabar ChatGPT, kas yra reprezentuojant Lietuvos klubai nuo nežinau kada, tai mes esame Lietuvoje treti. Taip, visi sako, jūs nieko nepasiekėt, jūs tik nupirkot vardą, bet čia yra blogai, kad mes pabandėm nupirkti vardą ir tą istoriją išlaikyti ir tas, kad klubas toliau eitų, toliau tas žingsnis dėtų į tą futbolą ir su tokiais kaip mums žmonėm, kurie mes mylim tą futbolą. Aš pats žaidžiau tą futbolą nuo 6 metų, aš netapau profesionalas, kai taip atsiėmiau, atsirado galimybė prisidėti. Čia ne mano pagrindinis darbas, aš 6 metus dirbu už dyką, tai čia yra hobis. Taip skamba, ar ne? Akcininkas, direktorius, jau toks įspūdis, kad visus pinigus pasimate. Taip. Iš tikrųjų, investuoti pačiam tenka turbūt. Taip. Tai dar palyginimai, jūs gavote tikrai didelius pinigus ir kaip... Tai nuo 19 metų, jeigu taip įmant, tai mes gavom 12 300, tai bendrai per konkursus. Tada yra tos futbolo akademija Panevėžys, tai jie 2,8 milijono, bet jie dalyvauja toj 3-metį vaikų, tai mes kur negalim dalyvauti. Ir tada futbolo klubas Panevėžys VŠI gavo 2,4, beveik 2,5 milijonų. Plius visokios lengvatos stadionų ir visa kita. Tai ledo viršūnė buvo, kai gavai kainas, kaip atrodo, kalbėsi, matai, rodai, kad tu turi tos vaikus, kad negalima juos skirstyti ir tu gauni kainas, kai viena akademija mokės už dyką, o mes mokėsim už visą aikštę, to vadinamo maniežo 100 eurų. Tai, man tėvai sako, kodėl? Kodėl jiems nemokamai? Taip, jiems mokamai. Taip, ir tu negali konkuruoti. Iš esmės tada tas vaikas, kuris turi ar mažiau pinigų tėveliai, eis į akademiją, o mes liekam kaip ir nušaly. Tai aš sakiau, kad ginsiu savo klubą, aš neturiu ką prarasti, man svarbiausias, teisybė, tai aš neturiu ką prarasti, man nieko neduoda, tai ką aš prarasiu. Tai įdomus buvo ties pasakas, kas stebėjo vaizdo įrašą, buvo toks kaip ir įsiveržimas, ar ne, į tarybos posėdį, nes kiek supratau, jūs ir niekas nelaukia, bent jau miesto vadovai. Ir nenorėjo netgi duoti pasisakyti šiuo klausimu, ar ne? Tai matot, yra reglamentas 72 valandas, tai mes pirmadienį parašėm prašymą, kad galėtume dalyvauti. Gavau trečiadienį ryte, kad mes nepapulsim, nes buvo pavėluota. Tai buvo, man išsiųsta, neatsimenu, 11:30 kažkur pirmadienį. Tai vėluojam 2 valandos 30 minučių. Tai čia absurdas. Jo, bet tai buvo reglamentuota, pasiskaičiau šitą 125 reglamento. Tai pasiskaičiau, kad, į klausimą mūsų šitą mes negalim pasakyti, bet abstrakčiai apie visą problemą prieš posėdį pasirašius kaip ir galėtume. Tai pasirašiau atėjęs, ir sakė, kad, negalima. Ir iš esmės, tada jau žiūrėtis posėdį, laukiu to klausimo ir sujudo visą tarybos nariai. Tai kad yra žmogus, kuris nori pasakyti ir leido, užbalsavo. Po 2 balsavimų, ar ne, netgi? Jo, ten kažkoks nesupratimas buvo, kad nesuprato, kai už ką balsuoja, kaip balsuoja, bet taip leido. Tai koksgi būtų jūsų iš tikrųjų pasiūlymas, kaip turėtų sąžiningai atrodyti tas sporto lėšų dalinimas, kad ir jūs būtumėt patenkinti, ir kiti klubai nebūtų nuskriausti, nes, kiek suprantu, žinot, kaip yra suma pinigų ir staiga ateina trečias į tą sumą pinigų, ar ne? Tai man irgi sakė lygiai taip pat, kad reikės čia daugiau pinigų, reikia tvarkingai padaryti, kad žinotų žmonės, kas už ką. O dabar gaunasi mūsų pusė nepatenkinta, kad mes negauname pinigų, nes įrašyti tam tikri žodžiai arba frazės, kur mes netitinkam. Ta prasme, tai manote, tai yra dirbtinai padaryta tiesiog kad negalėtume dalyvauti konkurse? Ja. Tai galėtų būti vaiko, kaip krepšelis sportinis, tai jeigu tu akademija esi, tu dirbi gerai ir tas vaikas eina pas tave ir tu gauni nuo to vaiko kažkokį krepšelį. Tai yra Klaipėdos pavyzdys. Klaipėdoje yra padaryta šitas krepšelių sistema ir visos akademijos, kuris akredituotas, gali pretenduoti į šitą finansavimą. Tu turi 100 vaikų,
Tai yra vaikų metai, pavyzdžiui, nuo 7 iki 13, nuo 13 iki 16, nuo 16 iki 18 ir tai vis sumos kitokios. Tai tada gali įsijungti ir Lietuvos rinktinės kažkokie pasiekimai, jeigu pakviečia tą jaunuolį, bet tu gauni kažkokį finansavimą. Ir jeigu tu prastai dirbsi, tas vaikas išeis į kitą akademiją ir išsineš tą krepšelį. Tai reiškia natūralia atranka. Taip, tada jeigu tu blogai dirbi, tavo blogi treneriai, tu jeigu nesusiemi, tu automatiškai prarandi vaiką ir finansavimą. Reiškia, tu kažką blogai darai. Jeigu kita akademija blogai daro, pas tave ateina, bet tai yra tada natūrali konkurencija. Tada, tu norėsi, kad pas tave būtų daugiau vaikų, tu darysi gerai, vien dėl to, kad pas tave ateitų, ne kažkur kitur. Automatiškai čia neliečia tik futbolą, čia liečia turbūt ir kitus sporto šakos. Sporto centras, man irgi daug klaustukų keliantis dalykas, 93 žmonės dirbantis, daug pinigų suvalgantis organizmas, daug yra privačių klubų, kurie tikrai galėtų dirbti tikrai našiau, nes tu dirba savo kaip klubo brandalys. Aš galvoju, čia mano nuomonė, taip, bet kažką daryti reikia. Tai kaip manote, sakykime, ar jūs išgirdo tarybą, ar kiek supratau, klausimas buvo atidėtas, ar ne? Tas, dėl kurio jis buvo neprimtas, turbūt bus toliau nagrinėjamas ir bandoma išspręsti šitą, bet kad tas balionas mūsų pripūstas, jisai dabar neveikia dėl šito turbūt dalykų, kas vyksta. Tai nėra gerai patiems turbūt futbolo žaidėjams, bet nebuvo kito pasirinkimo, kaip nepasakyti dėl to, šitą neteisybę to. Ar kviečiasi jūs savivaldybės vadovai ar specialistai į pokalbį į darybas? Po posėdžio kol kas ne, sulauksim gal. Norėčiau iš tikrųjų tikrai sėsti prie vieno stalo, kad ir su tais pačiais kitais futbolo bendruomenės nariais ir išspręsti, ar su sporto kažkokiais skyriais. Turi atsižvelgti ir į kitus dirbančius žmonės, panevėžiečius. Daug kas sakė, reikia išlaikyti Panevėžį jaunimą, reikia išlaikyti žmonės, kurie sukuria darbo vietas, reikia išlaikyti. Ir mes darom viską prieš, kad jie tai žmonės pabėgtų, nes jeigu aš neturėčiau čia savo verslą, tai nusispjautum ir išvažiuotum, bet eini kovoji ir bandai tikėsi, kad bus geriau. Tai kiek dar turi parodyti šitą kovą, tai kiek dar tu turi pasiaukoti? Supratau, kągi, belieka jums priminti tokią posakį, sako, belskis ir bus atidaryta, ar ne, dauži galvą ir kažkada siena kažkada sugrius. Tai linkiu jums sėkmės, nenuleiskite rankų ir tikiuosi, kad ir jūsų futbolo akademijai atsivers, kaip sakoma, lygios galimybės. Tai bus visam Panevėžiui geriau, aš taip galvoju. Tikėkime. Kągi, dar kartą priminsiu, padėkosiu jums ir priminsiu, jog mūsų studijoje viešėjo futbolo klubo Ekranas akcininkas ir direktorius Tomas Malinauskas. Ačiū jums. Ačiū jums. Dėkuoju žiūrovams už dėmesį. Viso gero. Viso gero.